Šoninė dekompresija. Pratimas skirtas atpalaiduoti stuburo išilginę ašį ir taip pat atpalaiduoti aplinkui esančius raumenis ir nervus. Reikės turėti minkštą pagalvėlę, ar tai būtų drabužis, megztinis, kelnes, ar tai rankšluostukas. Jį pasidėti maždaug ties 10-9 šonkuliu. Paieškokite savo tinkamos pozicijos. Gulėsime ant šono. Kojas gali būti arba sulenktas, arba ištiestas pagal patogumą. Rankos bus ištiestos į priekį ir visą pratimą pradėsime nuo to, kad atversime krūtinės ląstą. Tai ranka, kuri bus arčiau žemės, bus likusi pilnai ištiesta. Kita ranka, esanti ant viršaus, atveriama kaip knyga, pilnai 90 laipsnių kampu. Atveriame krūtinės ląstą, kiek pasvyrame su dubeniu atgal, pilnai ištiesiame viršutinę ranką siekdami į viršų. Na ir tuomet palengva, bedami rankos į priekį, grįžtame atgal. Grįžtant tikslas yra viršutinę ranką siekti toliau, negu baigėsi jūsų apatinė ranka. Pasiekę pirštų galiukus, su viršutinė ranka siekiame tolyn. Mažais pirštų žingsneliais einame į priekį, taip siekdami tolyn ir tempdami stuburą tolyn. Grįžtame atgal ir mažais traukiančiais žingsniais atliekame tą patį pratimą. Slenkame atgal ir į priekį. Vyksta toksai kaip važinėjimas ant ruloniuko, kai tampame aplinkui stuburą esantis raumenis ir atliekama vadinama dekompresija. tą patį pratimą atliekame ir su kita puse.